Forex rinkos apžvalgą pristato Forex faktorius. Na, praėjusią savaitę rinkoje buvo pakankamai karšta, buvo judėjimai pakankamai dideli ir vadinami breakouto ciklai prasidėjo iš intervalinių judėjimų, kada 2 savaitės turėjome intervalinių judėjimą. Na, be nelabiausiai rinkos dalyvius nustebino, tiesiog pradėsime visą apžvalgą galbūt nuo praeitos savaitės apžvalgos, tai yra preliminarus BVP rodiklis Japonijai, kuris buvo už 3 ketvirtį, na ir jisai rodo, kad Japonijos iš tikrųjų ekonominio augimo potencialas išsikvėpė ir, sakykime, dabartiniai monetariniai stimulai, na, negelbėjo ekonomikos. Tai 3 ketvirčio metu mes matome, kad ekonomika susitraukė 0,4%. Na, Forex Factor LT galite kaip visada skaityti Forex naujienų žurnale, jame išsamei yra papasakota apie ateinančios savaitės svarbiausius įvykius. Tačiau prisiminkime vieną dalyką, kad Japonijos centrinis bankas ir Japonijos ministras pirmininkas Shinzo Abe, kada įvedė vadinamąją abenomiką. Abenomika tai yra toksai terminas sukurtas tiesiog ekonomistų, kad tai yra vadinama Shinzo Abės ekonomikos skatinimo programa, kada siekiama, kad Japonija iš 2 dešimtmečius trukusio defliacijos periodo pereitų į vėlgi stabilų augimo periodą ir infliacijos didėjimas, kad būtų tvarus. Tai šių tikslų Japonijos centriniui bankui nepavyksta pasiekti, vyriausybei nepavyksta pasiekti ir bene vienas iš svarbiausių faktorių, dėl ko BVP 3 ketvirčio metu, sakykime, toks prastas, yra tai, kad buvo padidintas šiais metais vartojimo mokestis. Na, žinoma, šiek tiek mažėjo vartojimas pats Japonijoje ir dėl to tas BVP rodiklis toks. Na, sakykime, infliacijos tikslų nepavyksta pasiekti. Viena iš priežasčių yra dėl to, kad smunkanti yra naftos kaina, energetikos kainos smukimas, tai yra lemia visų sektorių, visose sektoriuose kainos smukimą. Tai čia yra irgi taip pat vienas iš tokių, sakykime, galimų scenarijų, dėl ko infliacija nedidėja taip, kaip norėtų centrinis bankas. Tačiau jeigu prisimintume balandžio mėnesio konferenciją, per kurią buvo pradėti agresyvūs monetariniai stimulai, istoriškai agresyviausi monetariniai stimulai Japonijoje, tai Kuroda, tada centrinio banko vadovas, teigia, kad bus pasiruošęs padvigubinti ekonominio skatimo programos mastus, jeigu tik tais prireiktų. Ir atėjo praeitą savaitę iš karto centrinio banko vadovas, reaguodamas į tokį prastą rodiklį, surengė spaudos konferenciją, kurios metu užsiminė apie tai, kad gelbės ekonomiką bet kokiomis priemonėmis, tai reiškia, jis bus pasirengęs didinti monetarinius stimulus. Tai vat ateinančią savaitę vėlgi Japonijos centrinio banko konferencija, taip pat konferencijos protokolas, na ir reikėtų pakankamai atidžiai stebėti šitą įvykį ir tai lems ypatingai valiutų porų su Japonijos jena judėjimus. Vienas iš veiksmų, kurį, sakykime, jau iš karto reaguodami tiek vyriausybės atstovai, tiek Kuroda sureaguodami į prastą rodiklį padarė, tai yra nukėlė sekantį vartojimo mokesčio didinimą. Buvo manoma, kad vartojimo mokestis bus didinamas jau artimiausių metų, artimiausią mėnesį ar tai kitų metų pačioj pradžioj, tačiau dabar jisai nukeltas 18 mėnesių į priekį. Tai iš tikrųjų vienas iš tokių veiksmų, kurie yra pakankamai svarbus Japonijai. Tačiau Japonijai yra svarbu ir tai, kad bus išankstiniai rinkimai. Tai yra iš karto, kada yra rinkiminė aplinka, nestabili aplinka, tai gali lemti šiokį tokį neigiamą sentimentą ir visos valiutų poros su Japonijos jena galėtų smukti. Tai jeigu tik tais ateinančią savaitę Shinzo Abe ir, sakykime, Kuroda nepaskelbs papildomų monetarinių stimulų, yra galimas Japonijos jenos brangimas. Na, praėjusią savaitę iš tikrųjų iš eurozonos vėlgi rodikliai, na, kaip ir galima sakyti, kad ir nieko nestebina tie prasti rodikliai, tačiau vis dėlto, na, jau būtų toksai noras laukti ir geresnių rodiklių, vis dėlto stebina. Tai, sakykime, eurozonos, jeigu paimsime bendrai vienas iš rodiklių, kuris išėjo toksai daugiau teigiamas, tai yra Vokietijos ZEV ekonominis sentimentas, tai yra investuotojų lūkesčius rodantis sentimentas, na, jisai šiais metais buvo smukęs į neigiamą zoną, tai augimas pakankamai ženklus, tai rodo, kad Vokietijos investuotojai galbūt šiek tiek optimistiškiau šiuo metu yra nusiteikę, galbūt tikisi, kad sankcijos su Rusija pasibaigs, geopolitinė įtampa atslūgs, tačiau, na, vien Vokietijos nuotaikų neužtenka. Mes matome, kad kiti rodikliai Vokietijos, tiek Prancūzijos gamybos sektoriaus užsakymo vadybininkų indeksai, paslaugų sektoriaus užsakymo vadybininkų indeksai yra vos ties 50 lygių, tai rodo, kad yra stagnacija. Ir netgi, sakykime, jeigu pasižiūrėsime, Prancūzijos gamybos sektoriaus indeksas yra smukęs žemiau 50, tai pakankamai neigiami rodikliai. Na, praėjusią savaitę Anglijos svaro, ypatingai euro atžvilgiu, buvo toks pakankamai teigiamas impulsas fundamentaliai, kadangi mažmeniai pardavimai išėjo viršijantis lūkesčius nuo praėjusio mėnesio nuosmukio, atsistatymas su kaupu. Kanada taip pat džiugina investuotojus, tiek didmeniniai pardavimai, tiek ir infliacijos rodikliai Kanadoje išėjo pakankamai neblogi, na ir bendrai galima paimti
paimti dar vieną džiuginantį faktą, tai yra, kad Amerikos infliacija, na, sakykime, pakankamai stabiliai, išlieka pakankamai stabiliai ir Amerika atrodo jau beveik pasiekė savo tikslus, tiek gamybos sektoriaus augimas yra labai stipriai viršijantis prognozės, beveik visi namų rinkos rodikliai taip pat išėjo geresni, na ir atsiminkime Centrinio banko mandatą, tai yra, reiškia, užtikrinti tvarę situaciją darbo rinkoje, tai darbo rinkos rodikliai nėra prasti šiuo metu, na ir infliacijos augimas, kad siektų 2 procentus, beveik 2 procentus mes jau ir turime, metinė perspektyva jau yra 1,7 procento, pakankamai neblogi rodikliai, tai fundamentaliai, jeigu žiūrėsime Eurozoną ir Ameriką prieš pastatant, na, matosi, kad akivaizdžiai Amerika šiuo metu yra pakankamai gerame kelyje. Vokietijos IFO verslo pasitikėjimo indeksas ateinančią savaitę iš karto pirmadienį jau bus skelbiamas, na, šis indeksas neturėtų labai stipriai pakeisti nuotaikų dėl euro, sakykime, na, kažkokį tai teigiamą laikiną efektą galbūt duotų, bet techniškai kol kas reikėtų ieškoti pardavimų. Na, sekmadienį žinoma ir Šveicarijos centrinio banko vadovo Jordano kalba, per kurią greičiausiai bus kalbama, ką bus ketinama daryti, jeigu šveicarai lapkričio 30 dieną, na, nuspręs padidinti aukso rezervų kiekį. Aukso rezervų kiekių didėjant, na, natūralu, kad Šveicarijos franko paklausa gali didėti. Ypatingai dėl tokių neigiamų geopolitinių priežasčių ir šiaip neigiamo fono iš eurozonos. Mes matome, kad euras smunka prie Šveicarijos franko ir jau yra pasiekęs 1,200. Tai yra ta riba, kur Šveicarijos centrinis bankas yra minėjęs, kad jeigu kursas smuktų žemiau šio lygio, darys intervencijas ir viską, kad tik išsaugotų kursą virš 1,12. Na, jeigu tik tai Šveicarijos franko paklausa stipriai didėtų, na, čia centrinis bankas surinka nelabai pajėgus pakovoti, ką mes matėme ir 2010 metais per pačią finansų krizės įkarštį, kada Šveicarijos frankas labai stipriai brango, dėl to ateinančią savaitę jau pradėčiau ieškoti Šveicarijos franko brangimo ir galbūt valiutų porose geriau ieškoti žaliavinėse. Na, Japonijos centrinis bankas ne vienas stimuliuoja ekonomiką. Europos centrinis bankas praėjusią savaitę taip pat patvirtino, kad yra pasirengęs didinti monetarinius stimulus ir ateinančią savaitę dar vienas iš svarbesnių rodiklių pačiai eurozonai, tai yra infliaciniai rodikliai. Tai yra Vokietijos infliacinis rodiklis, kuris prognozuojama, kad rodys stagnavimą, nebus augimo. Kad ir būtų neženklus augimas, tai neduotų labai teigiamo efekto. Bendrai visos eurozonos infliacija yra pakankamai žema ir 0,3 procento metiniai perspektyvai. Na, tai yra labai toli nuo centrinio banko tikslo ties 2 procentais. Na, niekas nesitikėjo iš tikrųjų greičiausiai, kad taip eurozonos infliacija smuks, tačiau jinai šiuo dienai yra tokia, kokią mes turime. Todėl, jeigu tik šis infliacijos rodiklis išeitų prastesnis, gruodžio mėnesį yra paskutinė Europos centrinio banko konferencija, per kurią greičiausiai bus prisimta daryti papildomus monetarinius stimulus, vadinamą TLTRO programą, tai yra, tačiau yra svarstoma netgi galimybė įvesti quantitative easing, tai yra kiekybinio skatinimo programa, tai yra tokio tipo programa, kaip ir Amerika įvedė finansų krizės metu, vadinamas Beno helikopteris buvo vadinama programa. Na, dabar, aišku, įdomu, kaip ekonomistai ir analitikai pavadins šią programą, kaip visada mėgsta taip poetiškai išsireikšti. Kinija taip pat centrinis bankas, taigi ne vienas Europos ir Japonijos bankas ketina stimuliuoti ekonomiką. Kinija praėjusią savaitę netikėtai sumažino palūkanų normas ir tai rodo, kad Kinijos centrinis bankas taip pat jaučia, kad situacija Kinijoje nėra labai gera. Pastaruoju metu išeinantis ir gamybos sektoriaus rodikliai ir mažėjanti paklausa iš Kinijos ypatingai lemia neigiamai žaliavinės valiutas, tiek Australijos dolerį, tiek Naujosios Zelandijos dolerį. Praėjusią savaitę Naujosios Zelandijos dolerį dar neigiamai paveikė ir dar vienas prastas pieno aukcionas, pieno supirkimo kainos dar labiau smuko, dar 3 procentais. Per praėjusios savaitės, reiškia, aukcioną, tai ateinančią savaitę dar turėsime tokį rodiklį Kinijos lydinčių ekonominių indikatorių indeksas, tai šis rodiklis greičiausiai vėlgi išeis prastesnis, tai bendrai tas veiksmas, jisai suteikia laikiną optimizmą žaliavinėms valiutams, tai kad Kinija nori stimuliuoti ekonomiką, tai rodo ženklą, kad bendrai Kinija jaučia, kad padėtis šalyje nėra labai gera, tai yra iš karto signalas investuotojams ir greičiausiai reikėtų ieškoti ir ateinančią savaitę daugiau pardavimų žaliavinėse valiutose. Anglijos nekilnojamo turto pirkimo rodiklis, na, sakykime, Anglijos 3 ketvirčio BVP, antras pataisytas BVP. Na, BVP iš pradžių mes turėjome už 3 ketvirtį 0,7 procento, tai toks buvo pradžioj paskelbtas rodiklis. Dabar bus pataisytas rodiklis, na ir jeigu šis pataisytas rodiklis išeitų šiek tiek geresnis, sakykime, Anglijai,
tai greičiausiai šiek tiek duotų tokio optimizmo, galbūt laikino optimizmo Anglijos svarui. Toliau mes turėsime ateinančią savaitę svarbų rodiklį, tai yra trečiadienį skelbiamas JAV vartotojų išlaidavimo rodiklis, tai yra vadinamas infliacinis rodiklis PCA, Core PCA Price Index, tai yra personalinių išlaidų išskyrus maistą ir energetiką vartotojų kainų indeksas. Na, šį indeksą Amerikos centrinio banko vadovė Janet Yellen yra užsiminusi, kad į jį vieną iš svarbiausiai žiūri šių indeksų. Sakykime, turėkime mintyje tai, kad Amerikos darbuotojų atlyginimai didėja, darbo rinkos situacija gerėja, visi infliaciniai rodikliai prieš tai buvo geresni, galima tikėtis, kad ir šitas rodiklis bus geresnis, tai būtų vėlgi dar vienas teigiamas signalas Amerikos doleriui. JAV ilgalaikio vartojimo prekių užsakymai taip pat bus, sakykime, skelbiamas ateinančią savaitę. Reikėtų pabrėžti, kad šis rodiklis yra vienas iš labiausiai, sakykime, svyruojančių volatilių rodiklių, dėl to jisai ir kalendoriuose yra pažymėtas paprastai raudonai, trečiadienį bus skelbiamas. Dėl to, kad jis labai volatilus, atsiminkime, kad prieš keletą mėnesių turėjome pakankamai ženklų rodiklio smokimą, tai, sakykime, jau pastarosius 3 mėnesius, jeigu dabar, sakykime, vėl išeitų prastesnis rodiklis, rodytų 3 mėnesių iš eilės prastėjantį rodiklį. Tokių 3 mėnesius iš eilės prastėjančio šio rodiklio nebuvo nuo 2011 metų, todėl tikimybė, kad šį kartą išeis tas rodiklis prastesnis, yra maža. JAV naujų namų pardavimai. Praėjusią savaitę mes turėjome egzistuojančių namų pardavimai, statybų leidimai, jie visi išėjo geresni namų rinkos duomenys, todėl naujų namų pardavimai neturėtų labai neigiamai nustebinti. Naujosios Zelandijos prekybos balansas taip pat bus rodiklis, jis yra svarbus. Praėjusią savaitę, praeitą kartą, kada buvo skelbiamas, jisai buvo pats blogiausias nuo 2007 metų. Atsiminkim, kad Naujoji Zelandija patenkina 1/3 pasaulio pieno paklausos, pieno produktų paklausos. Sakykime, šis rodiklis, kad ir kažkiek atsistatytų, vis dėlto prekybos balansas išliks neigiamas Naujai Zelandijai, kas yra labai svarbu ir duotų neigiamą daugiau sentimentą. Vokietijos infliacija, JAV nedarbo diena, padėkos diena ketvirtadienį bus, dėl to ketvirtadienį turėkime mintyje, kad antroje dienos pusėje galimi spekuliatyviniai veiksmai rinkoje daugiau ir iš ankstinis atidirbimas būtent Vokietijos infliacijos penktadienį. Tai yra bendrai eurozonos infliacijos penktadienį, kur bus rodiklis paskelbiamas. Greičiausiai iš tikrųjų, jeigu ir būtų euro kažkoks tai brangimas, jis būtų laikinas, vis dėlto sentimentas euro išlieka neigiamas ir ateinančią savaitę. Pasižiūrėkime į valiutų poras iš techninės pusės. Iš tikrųjų, euro dolerio valiutų pora išėjo iš sudėtingos tokios korekcijos. Aišku, nuo pat viršūnės intervalo viršaus, kaip ir buvo prognozuota, rinka vis dėlto atšoko. Bandymas buvo pramušti, melagingas pramušimas. Turėjome signalus, jau šitoje vietoje buvo galima užeiti pardavimo poziciją su 2:1 pelno nuostolio santykiu minimaliai. Vis dėlto dabar teigti, kad mes judame krentančiame tendencijoje trumpesnio periodo grafike yra sudėtinga. Mes turime intervalinę vis dėlto dar struktūrą. Ir vis dar esame joje, ties kaina 2.385, kur ir dabar kaina yra ties 2.350, šita zona yra stiprus palaikymo lygis, dėl to galimas didesnis atšokimas, didesnė korekcija. Ypatingai tas yra įmanoma savaitės pradžioje. Savaitės pradžioje dar yra būdingas pasitikrinamas link prieš tai buvusių dugnų. Ir tada didesnė korekcija. Korekcijos metu vis dėlto ieškočiau pardavimo pozicijų ir tas pardavimas būtų ties kaina 1,24225, 2,450. Didesnės korekcijos metu pardavimai galimi su 2:1 pelno nuostolio santykiu. Šiaip pelno tikslas ilgalaikė prasme mes galime nusistatyti tokį pelno tikslą ties 1,2250, tai yra tiek Fibonacci 61 išplėstinis išplėtotas lygis, tiek ir savaitinėme grafike mes matome štai šitą tendencijos liniją yra pakankamai stiprus palaikymas. Ir vienas iš tokių signalų, kad ten jau rinka galimai išsikvėps. Galbūt nuo ten jau mes sulauksime ir didesnės korekcijos. Taigi, didesnės korekcijos metu laukti pardavimo vis dėlto pozicijų. Jeigu ties 2,425 rinka nesustotų, jau tada pardavimai tik tai nuo pat intervalo viršaus. Vis dėlto išlieka sentimentas daugiau neigiamas eurui, dėl to pardavimo pozicijų ieškoti yra, protingiau. Euro svaro poroje viena iš fundamentiškai tokių stiprių porų fundamentaliai svaras yra, vis dėlto stipresnėje padėtyje negu euras. Žinoma, mes jau pamiršome apie tai, kad Anglija ketino, vienas iš pirmųjų centrinių bankų, kuris ketino didinti palūkanų normas. Kitų metų pradžioje apie tai jau mažai yra kalbama, nes sumažėjusi paklausa iš eurozonos lemia tokius ir neigiamus sentimentus bendrai Anglijai. Tačiau Anglijos centrinis bankas yra lankstesnis, tai yra mažesnis biurokratinis aparatas, jisai greičiau reaguoja į pokyčius rinkoje, ir iš tikrųjų bedarbystės lygis ir visi
visi indikatoriai lyginant eurozonos tiek paslaugų sektorius, tiek gamybos sektorius ir Anglijos, tiek ir ta pati infliacija, yra nepalyginamai fundamentaliai Anglijos svaras yra stipresnė valiuta iš fundamentalios pusės, ir technika taip pat tą diktuoja. Dvigubo dugno formuotė, dvigubo dugno pramušimo metu vis dėlto būčiau laukęs išsikvėpimo ties 8,075, tas nepasiekė, intervalo viršuje taip pat buvo gražus pardavimo signalas, fundamentika jį patvirtina, dėl to dabartinis kritimas, žinoma, tai nėra krentantis trendas, tai yra krentanti daugiau banga intervale, mes pramušė jau rinką intervalo medianą, dėl to korekcijos metu valandinėme grafike pasikoregavimo link kainos 8,7940, 7,950 egzistuoja pardavimo pozicijos, tie, kas turi pardavimus, gali čia papildomai ieškoti pardavimų, bent jau su 2:1 pelno nuostolio santykis, ciklas tai yra intervalinio judėjimo ciklas, dėl to pelno nuostolio santykis turėtų bent 2:1 būti, kadangi tikimybiškai tai yra apie 55% atidirbimo tikimybė, jeigu mes jau judame intervale. Tai korekcijos metu išnaudoti pardavimams ateinančią savaitę kažkokio labai tai neigiamo sentimento Anglijos svarų neturėtų būti, o priešingai eurui, sakykime, turim pakankamai nemažai pranešimų ir jeigu tik tais jie būtų vėlgi blogesni, tai duotų daugiau neigiamą toną pačiai eurui. Doleris Šveicarijos frankas. Šį savaitgalį turime Šveicarijos centrinio banko konferenciją, pasisakymus iš Jordano centrinio banko vadovo. Dėl to Šveicarijos frankas jisai artėja prie stipraus magnetinio lygio, tai 9,800 ir dolerio franko poroje mes jau panašų turim kainos elgesį į išsikvėpimą, vos rinka suformavo naują viršūnę, iš karto kritimą žemyn, ir jeigu tik tai rinka važiuotų link 9,800, 9,800 zonoje, ieškočiau jau pardavimo pozicijų, tai yra sandoriai prieš trendą, bet aišku, pelno nuostolio santykis tada išeitų tikrai geras, bent jau 3:1 pelno nuostolio santykių pardavimo pozicijų. Pardavimo pozicijų jau savaitės pradžioj būtų galima ieškoti, jeigu rinka pabandytų pramušti 9,740, štai šitą viršūnę prieš tai buvusią savaitės pradžioje, dažnai toks bandymas pramušti viršūnės dažnai būna melagingas, ir jeigu atsirastų signalas, pardavimai būtų iki 9,600. Tikėtina tai, kad Šveicarijos frankas greičiausiai kažkiek stiprės tiek prieš eurą, tiek prieš franką iki referendumo, kuris vyks lapkričio 30 dieną, tai yra ateinantį savaitgalį. Australijos doleris prieš Šveicarijos franką praėjusią savaitę labai gražiai suvaikščiojo, mes turėjome agresyvų kritimą nuo intervalo viršaus, iš karto pardavėjai fiksavo pelnus, ir čia tas Kinijos pranešimas apie palūkanų normos sumažinimą vėl įtakojo kilimą link, sakykime, intervalo viršaus. Šis kilimas kol kas jisai, jokių būdų negalima vadinti kylančią tendenciją, negalima vadinti kylančių trendų, dėl to pasiduoti euforijai ir čia ieškoti pirkimų, tikrai siūlyčiau zonoje ties 8,840, 8,875 ieškoti pardavimų su nedidelė rizika, ir pelno tikslu link 8,225. Dažnai po tokių momentinių šuolių, po tokių, sakykime, emocinių kilimų dažnai būna taip, kad kaina viską grįžta, ką pakilo. Japonijos indeksas, japoniško akcijų 225 kompanijų indeksas, tai yra Nikkei 225, jisai artėja prie tokios, galima sakyti, išsikvėpimo zonos mėnesinėme grafike, labai stiprus 2007 metų aukščiausias taškas, beveik yra pasiektas, mes turime kanalinį judėjimą, kanalo pramušimo atveju yra labai didelė tikimybė, kad pramušimas bus melagingas, ties 18,235 kažkur tai galimai prasidės pardavėjų spaudimas, ir tai lemtų visų valiutų porų su Japonijos jena taip pat smukimą. Doleris Japonijos jena jau pradėjo šiek tiek didesnę korekciją, dabartinis kritimas, žinoma, negalima jo pavadinti krentančių trendų, krentanti banga, daugiau kylančiam trendė, tačiau dabar yra galimai, kada mes turime tokią didelę korekciją, kuri viską grįžo, ką per paskutinę bangą buvo pakilta, tai faktiškai mes turime tokį galimybę, kad pradėsime judėti intervališkai. Tai nuo pat intervalo dugno kainai pasmukus link 117,45, 117,50 ieškoti pirkimo pozicijų tikrai verta su nedidelė rizika, ir pelno tikslas link 118,50, 119,00 kažkur, ten fiksuotis pelnus ir nuo ten jau būtų galima ieškoti pardavimo pozicijų su bent jau 2:1, 3:1 pelno nuostolio santykiu. Panašus yra elgesys ir svaras Japonijos jena, jisai yra pasiekęs mėnesinėme grafike, tai yra 50 Fibonacci
Fibonacci lygis viso kritimo. Na ir dabartinis judėjimas yra platėjančio kanalo judėjimas. Platėjančio kanalo viršus jau buvo pasiektas, reiškia išsikvėpimo signalas taip pat buvo, dėl to ieškoti pardavimo pozicijų jau būtų galima, dėl ko tai apsimoka daryti, dėl to, kad pelno nuostolio santykis išeina pakankamai neblogas, bent jau 2:1, dėl to net ir rinkos atidarimo metu ties 185.00 kilimo atveju 185.50, na, ieškočiau pardavimo pozicijų su nedidelėm rizikom, na ir pelno tikslas pirmasis turėtų būti 181.85, kadangi judame platėjančiame kanale, platėjančio kanalo pramušimas lemtų tokio pat dydžio, kokia buvo didžiausia banga kanale kritimą, tai iki 176.15, dėl to ieškoti pardavimo pozicijų apsimoka vien dėl labai gero pelno nuostolio santykio. Naujosios Zelandijos doleris su doleriu, na, nepatarčiau visiems pasiduoti į tą euforiją kilimo po tokių Kinijos rodiklių, tai dažniausiai yra momentiniai tokie šuoliai, bendra fundamentika, ilgo laikotarpio fundamentika išlieka neigiama žaliavinėms valiutams, tiek pieno kainų aukcionas, tiek ir, sakykime, sumažėjusi pati paklausa iš Kinijos. Atsiminkime ir tą dalyką, kad Kinija dažnai piešia savo rodiklius geresnius, negu kad jie yra iš tikrųjų. Ir tas Kinijos veiksmas rodo, kad tikrai Kinijoje nėra taip gerai. Paklausa mažėja, žaliavinės valiutos, būtent žaliavinės šalise, Australijai, Naujosios Zelandijoje, taip pat rodikliai dėl to ir prastėja, kad paklausa iš Kinijos mažėja. Tai sakykime, dabartinis kilimas tai yra tik kylanti banga intervalė, kuo labiau bus kilimas link intervalo viršūnės, na, šiaip pramušusi 79-50 zoną, ieškoti pardavimo pozicijų štai šitoje vietoje visai apsimoka, tai yra bent jau 2:1 pelno nuostolio santykių link intervalo dugno ties 7.830, o šiaip pardavėjų tikslas galėtų būti ir 7.670, tai yra intervalo dugnas. Tai pardavimo pozicijų būtų galima ieškoti ir anksčiau, iš karto rinkos atidarimo metu, sakykime, tik tai pakilus ties 7.900 pasikoregavus iki 7.900 pardavimai, jeigu pramuštų esamą dugną, vėlgi pardavimai, kadangi pelno tikslas, kaip minėjau, tai yra 7.830, 7.800, vat kažkur štai šita zona pirmiausias tikslas, na, o paskui jau tikslas link 7.670. S&P 500, amerikietiškų akcijų indeksas, didėjant infliacijai, jeigu ir ateinančią savaitę infliacijos rodikliai būtų pakankamai geri, galima sulaukti didesnės korekcijos indekse, na ir, sakykime, ta korekcija galima link 2037 dolerių kainos, pramuštas platėjantis kanalas, dažnai tokie pramušimai būna melagingi, iš karto pramušimo turim grįžimą link kanalo linijos, na ir jeigu rinka grįžtų žemiau atgal į kanalą pagal valandinį grafiką, ieškoti užėjimų su 2:1,3, netgi čia išeis labai daug, santykis pakankamai neblogas, gausis kažkur tai apie 3-4:1 pelno nuostolio santykis. Na ir nuo šitos vietos ties 2036-2035, jeigu rinka koreguotųsi, galimai gali prasidėti kalėdų senelio ralis vadinamas, tai yra gruodžio mėnesio akcijų brangimo ralis. Galbūt jisai prasidės ir jeigu rinka įveiks šitą viršūnę, jeigu šią viršūnę įveikia, labai didelė tikimybė, kad toliau kilsime link 2200-2300 zonos. Auksas, jisai tęsia kilimą, na ir kol kas pagal grafiko, sakykime, judesi, pagal kainos judėjimą, elgesį mes matome, kad kol kas yra daugiau rinkui bulių negu meškų. Na ir aišku, buliai rinkos laukia Šveicarijos sprendimo dėl padidinimo, aukso rezervų didinimo kiekio. Tai sakykime, jeigu tik tais auksas kol kas egzistuoja pirkimai ir pakritimo metu ieškoti dvigubų dugnų su 2:1 bent jau pelno santykių prekiauti, kadangi dabartinis kilimas tai nėra kylantis trendas, kylanti banga intervalė, intervalo viršus yra 12.250, ties 1250 galima didesnė korekcija, na ir jeigu 1250 zona bus pramušta, atsiveria kelias auksui link 1350, na, o paskui link 1500-1600, pakankamai ženklus pelno tikslai. Australijos doleris su Amerikos doleriu tas pats kaip ir Naujosios Zelandijos dolerio poroje, na, iš tikrųjų fundamentaliai palaikymo Australijai labai mažai yra, dėl to pakilimo atveju dabartinis kilimas tai nėra kylantis trendas, kylanti banga intervalė kuo anksčiau viršaus, kuo arčiau viršaus rinka juda, tuo yra geresni šansai pardavėjams, reiškia rinkos meškoms, na, o šiaip tai, kad ir kaina atidarimo rinkos metu judėtų link tų viršūnių, kurios buvo pasiektos penktadienį, na, su 2:1 bent jau pelno nuostolio santykių būtų galima ieškoti pardavimo pozicijų, vis dėlto pardavėjų tikslai pakankamai nemaži, 0,8580. Nuo pirkimo pozicijų kol kas susilaikyčiau, na ir jeigu šis pardavimas nepasteisino, sekantis pardavimas ties 0,88.
Tai doleris Kanados doleris, vėlgi, doleris Kanados doleris mes pametėme trendą, nebėra šis kilimas kylantis trendas, turime 1, 2, 3, 4 paspaudimai jau žemyn prieš trendą, pakankamai ženkliame tokiame kanale juda, fundamentika Kanadai palanki, ateinančią savaitę Kanados BVP rodiklis, kuris greičiausiai penktadienį taip pat išeis geresnis, ketvirtadienį mes turime padėkos dieną Amerikoje nedarbo diena, dėl to galimas dolerio kritimas prieš Kanados dolerį, dėl padidėjusių spekuliatyvinių veiksmų rinkoje. Dėl to doleris Kanados doleris kilimo metu, aišku, gražiausia būtų, jeigu kaina pakiltų link kanalo viršaus, to tikėtis dabar jau greičiausiai nebereikėtų laukti, tai dėl ties 1,1250 kilimo atveju rinkos atidarimo metu, būtų gražus pardavimas su tokia pakankamai nedidelė rizika, 20-30 punktų rizika ir pelno tikslas jau dabar turėtų būti tada ties 1,76, tai čia būtų jau judėjimas pereitų nebe iškylančio trendo, mes turėtume jau intervalinį. Ir nuo čia jau bus galimi pelnų fiksavimai, ir bus galimas neblogas pirkimas su maža rizika ir gerų pelno santykių. Ateinančią savaitę naftos OPEC šalių konferencija, kurios metu bus kalbama apie tai, ar sumažinti gavybos kvotas, tas yra tikimybė labai maža. Greičiausiai tas nebus padaryta ir toliau naftos trendas greičiausiai išliks krentantis, kritimo kanalo pramušimo atveju į viršų, nepasiduoti euforijai kilimo ir ieškoti greičiausiai yra gerai, ties 80.00 kainą ieškoti pardavimų, tai yra ciklas intervalas, ir intervale mes jau tada turėtumėm 2:1 pelno nuostolio santykį, pirminis tikslas būtų link 76.65, ir sekantis 74.00. Tai tiek svarbiausio epizodo ateinančią savaitę, valdykite riziką, ir išnaudokite galimybės, kurios yra rinkoje. Sėkmės visiems!